sveikiname su jumis iš Tailando. Čia jau esam 3 mėnesiai ir pradėsim filmuoti savo video blogą. Tai šiandien pirmoji diena, kai filmuosim savo žygį į Dragon Crest kalną. Ten reikės haikinti apie... kiek mums reikės haikinti? 5 valandas. Ne, apie 2 į viršų, 2 atgal, bet kadangi filmuosim, užtruksim, manau, ilgiau. Čia lipsim jau ne pirmą kartą. Karolis jau 2 kartus lipo, aš 1 kartą lipu. Tai patirties jau šiek tiek turim, žinom kaip pasiruošti, žinom, kad reikia daug vandens ir daug maisto, nes išdeginam viską labai greitai. Pamiršai pasakyti, kaip vadinasi video blogas. Gyvenu kur noriu. Sveiki prisijungę prie Gyvenu kur noriu. Tomo jau pristatė mumis. Ruošiamės, puošiamės. Dar trūksta vieną bebenčiuką, kuris keliauja su mumis. Dar valiojasi lovą jisai, bet netrukus pasirodys. Tai gerai, tai ką mes įsidėjom? Įsidėjom 6 litrus vandens, tai 3 tokius butelius pasiėmėm, kad būtų kiekvienam po vieną. Čia yra vanduo su elektrolitais, kadangi labai daug visko išprakaituojam. Tada pasiėmėm viršui kolos, kad galėtumėm atgauti jėgas, kavos, išsiviriam kiaušinio pavalgyti ir pasiėmėm riešutukų, daržovių ir energy dželio, jeigu prireiks, bet jau manau nebeturėtų, nes turim kolos ir kavos, tai viskas turėtų būti gerai. Tai gaminamės pusryčius ir kylam kelią. Aišku, svarbiausias dalykas lipant į kalną – gera avalynė. Nes esu lipęs tenai su šnepkiam, tai pasigailėjau. Dabar mes turėjom biškį lietaus, tai manau bus ten molio, nuošliaužų upelių turėtų būti, gal ir nebus. Bet avalynė yra pirmoje vietoje. Jokūbas kaip visada šokoladukus prisidėjęs. Mūsų namučiai, baseiliukas, mūsų britva pati geriausia. Jo, šitos tu neleidai pasiimti, va, liko mūsų klikas. Kai atostogaudavom, imdavom gerus motorolerius, bet kai jau gyvenam čia, tai, pinigų švaistymas būtų visiškai, tai pasiemam paprastą, svarbu, kad veža šikną ir pakanka to. Važiuojam, biškį pafilmuosim jums kelią, lik kalno, visai gražus bus palei jūrą. Bet aš jaučiu karštį, tai jaučiu bus labai karšta. Svils šiandien mūsų subinės. Nusipirkam nacionalinio parko bilietus, už Jokūbą nereikėjo mokėti, sumokėjom tik tai mes, saulė plieska, labai karšta, bet pradėsim jau savo žygį. Turėkit omeny, kad po 2 valandos dienos jau į parką nebileidžia, nes pagal jų skaičiavimus jau neužtenka laiko iki sutemų užkopti viršų ir grįžti atgal. Kaip pasiplanuoti atvykimą reikėtų anksčiau, iš tikrųjų, kuo anksčiau atvažiuosit, tuo mažiau karščio reikės iškentėti. Tai šiaip įprastai, jeigu nefilmuojat, tai apie 1,5–2 valandas į vieną pusę ir tiek pat skaičiuoti atgal, nes kelias yra pakankamai uolėtas, akmenuotas ir tas užima laiko.
tai parodysim viską eigoje. Pradedam savo žygį. Ilgas kelias laukia. 4 km į viršų, 4 km atgal. Kuprinė be proto sunki. Bet nieko. Va, tokiais keliais mes einam. Akmenuota. Kuo toliau, tuo baisiau bus. Kuo toliau, tuo baisiau ten. Bet bent jau sutinkamo avalyne esam šį kartą, nes esam ėję, kaip Karolis minėjo, ir su tapkėm, ir su mokasinais. Tai, bet įveikėm vis tiek. Net ir su tokia avalyne, tai su kedais, tai čia. Tai atsiminė, kiek pusę kelio nuėjom. Aš nenorėjau grįžti atgal. Nes tu bijojai kiekvieno šapelio, kuris įkrisdavo tau tarp kojų. Jau prasideda statumas. Lengvas dar, čia tik tais gėlytės. Bet nesiviliu, kad kepurės nesidėjau, nes daug gaiviau yra. Su kepurė labai skamba nukaulė. Nu, upeliukas. Faina, šiaip labai faina pasivaikščiot. Galėtumėm dar čiut-čiut, ne čiut-čiut, porą valandų anksčiau išsiruošti. Ką aš sakiau? Būtų buvę gaiviau, fainiau, bet man paskui būna labai sunku, jeigu aš neišsimiegu, išsimušu iš rutinos ir tu esi pavaduotojas ūkio reikalams. Ne, aš jūsų vedėjas. Vedėjas? Na gerai, būk. Ne vedėjas. Gidas mūsų, gerai? Gidas. Būsi gidas. Liuks, turim 8-metį gidą. Jisai turi pagalę. Tai mums tikrai niekas nebaisu. Esam saugus su juo. Gidas. Toli mums dar gidas eiti. Vėliau. Iki pirmo sustojimo 200 metrų. Gidas pasakė, gidas žino. Jis čia jau vietinis yra šitam kalne. Pliaukštelk. 0,5 kilometro dar tik tai pirmas sustojimas. Į viršų liko kiek? Atėjom pusę, o kiek liko? 3,5 kilometro. Važiuojam toliau. Prakaitas tiesiog žliaugia. Kuprinė labai pjauna pečius, bet vandens reikia pasimti jau geriau eiti su skaudančiais pečiais ir su vandeniu, nei be vandens. Ir aišku, visada žiūrėti, kur dedam kojas, kad neišsisuktume. Siūrinu, kaip aš vos ką tik. Labai gyvas džiunglės, daug garsų. Chebrytė ten jau. Einam toliau, liko 3 kilometrai. O, pirmas kliūtis ir pirmas prakaitas. Tik saugok savo čiurnikės. Jo, su savo kliūčių kojom. Mėgsti tu jas pasukinėti. Sakinėt mėgsta. Žiūrėk, šoklys svarus. Ja, pačia. Oi, kažkaip įdėti. Nu, Man bėg. Nu, kaip gyvi. easy peasy. Lipam. 2 kilometrai veikti, nėra, kad būtų labai lengva. 2 mano laikrodis rodo. Prakaitas laša, kaip, nežinau, iš prūdo išlipęs. Prie pirmojo sustojimo. Va, tokiais haikinam. Sunku, bet veikiam. Fainiai. Du kilai. Ką mes turim? Turu, turu. Va, prie kokio vaizdelio priėjom. Labai gražu. Visiškos džiunglės. Paradas. Čia vytės. Negalima prie jų lysti. Skaičiau, kad jeigu užmušit netyčia,
tai jos mirdamos paskleidžia feromoną ir pritraukia dar daugiau bičių, kurios ateis tave suvalgyti. Nuo gido dovanų gavom. Sultis ir keksiukas. Sultis ir keksiukas. Labai faini gydai yra tailandiečiai, jie labai draugiški, labai negaili, ypač vaikams. Esu pasiėmęs droną. Čia nelabai galima droną leisti, nes yra parko rangeriai. Jie gaudo, nors aš turiu visus leidimus, draudimus, viską turiu, bet nacionaliniam parke tai negalioja. Bet pabandysiu iškelti labai aukštai droną. Sirenos. Kažkur gražios beždžionykės kaukia. Čia yra laukinės. Jos labai bijo žmonių. Jos labai gražiai ūbauja. Bet jas pamatyti bus labai sunku. Nu, ant sofos sėdėti ir žiūrėti per LRT apie gyvūnus irgi faina. Bet patirti Pačiam tai dar įdomiau. dar įdomiau, žinoma. O čia tokia Jo, aš jau pirmą kartą tokią matau. centimetro dydžio draugelis. Daugiau, čia 2-3 cm. Jo. Jokubas čia su savo skruzdėlytėm yra biški bailiukas, bet nieko. Tai Kuala Lumpūre prabūsim 9 dienas, paskui grįžčiam atgal į Tailandą į Puketą, važiuos mano mama pasisvečiuoti, paskui išleidėsim mamą ir Jokubą į Lietuvą. Tuo tūsą labai gerą pakelsim tą progą. Atsiriš rankos, atvažiuos draugai, pabus draugai pas mumis, visus išleidėsim, susikrausim lagaminą ir kur mausim, motina? Į Kambodžą arba į Vietnamą. Tai dabar dar esam ant klaustuką, kur geriau važiuoti. Ir ten gražu, ir ten gražu, tai nežinom. Mes vis dar einam, cikados pradėjo čirkšt, garsų visokiausių, jėgos jau senka, jau sunku ir man darosi. Noriu jau greičiau nueiti, pailsėti, užkast kažką. Reikės kokią valandą pertrauką pasidaryti, nes į apačią nė velnio greičiau nenueisi. Vis tiek užtrunka lipimas žemyn panašiai tiek pat, kiek ir į viršų. Tik geroji viso to dalis, kad jau kuprinė bus lengva ir tuščia, nes labai sunku, iš tikrųjų labai spaudžia pečius. Toks svoris, jaučiu kokius 7 kilogramus nešu. Aišku, pieno vandens jau išgeriant, tai čiut lengviau, bet vis tiek. Žiūrėkit, koks vaizdelis. Wow. Iš tikrųjų, nemeluokim. O kas sakė, kad bus lengva? Nieks. Dar 300 metrų. Laikrodis rodo, kad jau einam 2 valandas 20 minučių, beveik 5 kilometrai ir dar liko apie 300 metrų iki pačio viršaus. Tai... Vaizdas. Wow. Mėlynas dangus, mėlyna jūra, žalis džiunglės, nuostabus oras. Ko dar reikia šitam gyvenime? Vėjo. Pagaliau. Wow. Žiūrėk.
Į vieną pusę. Kiek kilometrų? Tai lipk. Paskutiniai laipteliai. Pasikimšk ausis. Jei. Viršūnė. Nu, viskas. Baigėsi mūsų kelionė. Čekautė rašo, kad 10:30 pradėjom. Baigėm 17 valandą. Rekordas čia turbūt asmeninė. Vieni iš paskutiniųjų. Jo. Mes saugai ir viršai pabuvom, ir žaidėm, ir dar Jokūbas verkė porą kartų. Čia sakėm ilgį laiką. Žodžiu, su vaikais mažais. Gal pavenkit, gal biški sunkoka, nes yra ką veikti, nėra taip lengva. Bet ir tam vaikui sunku, tai viskas yra normalu ir suprantama. Skaičiau gal nuo 10 metų kokiu. Šiaip rekomenduoja čia patys 12. Nuo 12 metų. Tai Jokūbui 8 įveikia, jau antrą kartą įveikia, bet sunku vaikui. Sunku. Tai ką, mes sakom iki pasimatymo. Iki kitų kartų. Iki kitų kartų. Labas rytas. Mes gyvi iš pavakar. Kaip tai jautiesi? Lengvai komai, man niekam, aš tai normaliai jaučiuosi. Vakar pytė įsegė, pirštas ištynės skauda, raumenukai gal neskauda, labiau dėl sausgyslės skauda. Niekas neskauda, tiesiog bendras nuovargis. Bendras nuovargis yra vis tiek. Pasivaikščiam nemažai, suvaikščiam nemažai, bandėm savo vėl jėgas. Ką šiandien veiksim? Ką negrabit. Važiuojam mes į turgų, ką pirksim? Vaisių, daržovių ir viskas, net grįžtam į režimą. Į parduotuvę nuvažiuosim, jogurto dar nusipirksim, kiaušinių. Ir viskas? Taip, važiuojam. Parodysim biškį, ką perkam. Važiuojam. Gerai, važiuojam. Kaip tau, motin? Mums eilinį kartą nesiseka su padangom. Reikia karšyto motorolerio galinę padangą nuleido. O dabar važiavom į turgų ir mums pasisekė, kad mes gavom damage šalia servizo. Ir visai nebrangi kamera, matyt, greičiausiai yra lyšusi ar kažkas tokio. Tai paprašė vaikinukai 150 batų. Tai čia gaunasi kas čia? 4 eurai. 4 eurai už pakeitimą ir naują kamerą įdėjimą. Nu, chebra darbuojasi pilnu tempu. Tokį servizuką turim. Mūsų motoroleris jau ardomas. Į turgų. Palik tą šalmą. Kam tu su šalmu eini, moterė? Filmuosim biškį turgų, dabar kaip tik atsidarė prieš valandykę nepilną. Geras turgus, mes visą laiką čia važiuojam apsipirkti. Jo, ten yra būda, matosi va. Per kamputį.
Labai graži vieta. O matau debesis, šiandien lietaus gal bus? Jo, lyja. O matosi, kad lyja. Čia visą laiką perkam arbūzus. Arbūzai, skaniestai, bananai. Labai skanios bandelės. Čia pas tą močiutę patajų perku. Reikės ir šiandien nusipirkti patajų. Aš pas juos visą laiką perkam daržoves. Duoda krepšiuką. Ir prašau, ko tik nori. Dar žmonių nėra. Dar tik atsidaręs nesenai. Tai visada į krepšiuką, pomidoriukai, agurkiukai. Krapų nėra. Krapukai. Pasiimam žiedinį kopūstą. Ką dar? Salotų lapų. Šviežus salotų lapai. Užteks tiek? 25 batai. Bet... Ką? Euras nepilnas. Labai skanu. Yes. Aštrumą deda, riešutukus deda. Labai skaniai. Kodėl tu savo nepasiėmei? Ai, tu ant dietos? Žiuplys. Pumpkap. Apelsinai. Kažkokie avokadai keisti kaip kriaušės. Mangai. Žali mangai. Arbūziukas. Va, už 50 gali imti. Kaip tik 50. Ir bananą kem 5. Arba kem 5. Va, 50 centai. Bendroji suma 105. O taip atrodo mūsų turgus. Viskas iš mano. Išeinam. Labai greitai apsipirkam. Negaištam laiką. Einam gerai, kad šalia sprogo padanga. O, lietus pareina, aš to sakiau. Labai sunku dabar, kol kas gyvenam 3 mėnesius. Krabį ir turėjom tik tais gal 3 kartus lietaus. Atsipirkom. Einam pasiimsim savo birbinkę. Vargšę. Tai vietai sugedo. Jo, sulūžo laikų. Mūsų motoroleris jau paruoštas. Padangikė pripūsta. Kaip sakant, gerą vėjo. Šį kartą atvarėm į Lotusą. Šiaip dažniausiai apsiperkam Makro. Bet šiandien atvarėm su Toma į Lotusą. Maža parduotuvė. Čia kaip pas mumis iki, Rimi. O Makro kaip Sanitexas, jo. Didmeninis toks. O čia, o. Kepenėlių aš nevalgau. Tu mėgsti kepenėlių valgyti. Su ryžiukais. Marinuosiu skaniai. Man patinka, kai pas mus parduotuvėje pardavinėja ryžius po 200 gramų, čia pardavinėja po 5 kilus. Niekas nesicatskina, ai, radai 2 kilogramai, ne? Nu, bet vis tiek 2 kilai. Viską pardavinėja ryžius maišais. Labai daug čia visko yra. Lentynų lentynėlės. Alkoholį nepardavinėja nuo kelių? Nuo 2 iki 5.
ne? Kiek? 713 batų. Skaičiuot. Nu, taip. Ne. Kodėl tu taip manai? Todėl, nes niekam nereikia tų tavo vaisių. Visi savo turi. Bet jau trynasi reikia. Jo. Nu, ką prisipirkai čia? Maistą. Maistą prisipirkom. Aš daužau patavim. Tas skaniausias dalykas. Nu, čia tie. Ant to man mėgsta dragon vaisius daryti. Su jogurtuku. Dar įskutą arbūzą biškį. Tai sveika ir naudinga, ane? Nu, kas skaniau, kas nesveika. Bet. Normaliuose. Skanu.